Na ir turime antrą labai įdomų, nemažiau įdomų pranešimą. Kęstutis Skridaila iš R21 pristatys mums irgi labai įdomių dalykų. Tai yra naują LIFO projektą, Geofarm for Life žalėsis ūkis, kuris yra pradėtas šiais metais ir turi nemažų ambicijų. Ir galiu aš gal tik tai pasakyti tiek, kad susiję su sertifikavimo sistemos kūrimu ir jeigu taip pažvelg globaliai, tai ES svarsto bendras teisinės sąlygas sertifikavimo sistemai CO2 mažinimo susijusio su ūkiais. Toliau bus sertifikavimo kažkokios įstaigos, tos sertifikavimo nepriklausomos įstaigos turėtų turėti bendrą metodiką, čia ir yra ambicija projekto, manyčiau. Aš čia savo išdėstau matymą, aišku, Kęstutis gal patikslins mane, bet aš norėjau bendrą kontekstą. Na ir bus kažkokios nacionalinės, gal koordinuojančios įstaigos, kurios šiek tiek prižiūrės procesą. Tai vat mano tokia vizija į tą ateitį, kokią matau. Ir dabar perduodu Kęstučiui žodį, laukiam labai įdomaus pranešimo. Prašau, Kęstutį. Mano vardas Kęstutis Skridaila, kaip ir minėjo Gintaras, su įmonės R21 ir trumpai turbūt apie patį projektą pristatysiu, pašnekėsiu, ką minėjo, ir toliau kaip jisai keletas įžvalgų apie nacionalinės energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonės ir kaip tai susiję. Tai pats projektas yra LIFE finansuojamas, tai galbūt kažkas iš partnerių jau turite ir žinote, kas dalyvavę ne kartą turbūt LIFE projektus, tai žinote, kas yra tokia priemonė. Tai jisai startavo šiais metais, truks 3 metus. Jį koordinuoja AgriFood Lithuania skaitmeninių inovacijų centras ir jis yra taip pat kofinansuojamas aplinkos ministerijos. Partneriai, tai yra irgi vienas iš esminių momentų, tai yra visi partneriai yra iš Lietuvos. Šiaip įprastai LIFE projektuose retai kada tai būna. Ir partnerius koordinatorius stengiasi suburti, kad apimt kuo platesnės, kaip sakant, sferas, tai traukiant ne tik mokslą, ne tik technologijų plėtotojus bei verslo sektorių, bet ir nepamirštant ir didelį vaidmenį skiriant valstybinėm institucijom, valstybinėm organizacijom. Tai partneriai yra ir, kaip minėjau, įmonė R21 ir iš žemės ūkio sektoriaus yra ir Dojus Agro, ir Litagra, turime iš valstybinių institucijų nacionalinę mokėjimo agentūrą, taip pat ta pati valstybinė miškų tarnyba, iš mokslą reprezentuoja Vytauto Didžiojo universitetas, taip pat turime Lietuvos miškų ir žemės savininkų asociaciją, taip pat miškininkus, tai OBA Melda, ir taip pat verslo ir strateginius konsultantus, tai yra Strategy Labs. Tai džiugu, kad šioje, kaip sakant, diskusijoje yra nemažas būrys ir šio projekto partnerių. Tai, kaip sakant, galime pasidžiaugti, jog projektas yra startavęs ir veiklos yra vykdomos, tai tiek iš metodinių dalykų, už kurias atsakingas yra vadų, tiek iš, kaip sakant, praktinių tokių dalykų, kur Dojus Agro yra atsakingas, tai yra dirvožemio mėginiai, analizė, tyrimai, tiek ir bendrai iš tokių iniciatyvų kaip seminarai ir diskusijos, įtraukiant visas suinteresuotasias šalis. Tai tuo norime tikrai pasidžiaugti ir matome, kad partneriai irgi suinteresuoti ir gana aktyviai įsitraukinėja į veiklas ir mato, kaip sakant, to projekto ir svarbą ir noriai prisideda. Tai tas tikrai džiugina ir tikėkime, kad tie rezultatai, ką esame nusimatę pačiam projekte, galėsim, kaip sakant, sėkmingai juos pasiekti.
Tai pats projektas siekia sukurti sistemingą, tokį kaip vadinkime, ekosistemos modelį. Tai būtent skirta tikslesniam ir patikimesniam mūsų jau, kaip sakant, įvardintom ŠESD vertinimui ir registrui žemės ūkio, miškininkystės ir kitos žemės naudojimo sektoriai. Aš galbūt dėl trumpinimo naudosiu tą tokį bendrinį terminą, tą AFOLU, tai yra žemės ūkis ir būtent minėtas LULUCF sektoriaus apjungimas. Tai tiesiog dėl trumpinimo. Ir taip pat projektas siekia, kad parengti tokias kaip nacionalinės anglies absorbentų sertifikavimo ir stebėjimo sistemos struktūrą. Tai pereisiu toliau. Tai projekto tikslai ir pati apimtis tai yra suskirstyta pagrinde į 4 pagrindinius tikslus. Tai pirminis yra holistinė metodika, tai reiškia, kad ne tik sukurti, bet išbandyti, patvirtinti tą pačią ŠESD apskaitos ir sekvestracijos vertinimo metodikas, supaprastintas procedūras Lietuvos AFOLU sektoriuje. Tai yra koncentruotis į vietos, tai yra ūkio lygyje, regioninių ir nacionalinių lygmenis. Tai ką mes ir prieš tai diskutavom, kad svarbu būtų vertinti ūkio, kaip sakant, apskaitą, tas padėtų mums bendrai vertinti ir nacionalinių lygmenių. Tai antrasis tikslas yra išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos duomenų bazė ir anglies dioksido registras. Tai mes matom, kad vienareikšmiškai turėtų būti kuriama tokia kaip nacionalinė duomenų bazė. Ir kas yra šiandien, kaip sakant, lygiagrečiai einama su reglamentais, tai su Europos komisijos irgi vizija, kad kuriamas tam tikras registras. Tai čia yra daugiau kalbama apie absorbentų registrą ir bet tam, kaip sakant, registrui kurt ir jį turėti, vienareikšmiškai reikalingas ta vadinamoji MRV sistema, tai yra stebėjimas, tai monitoringas, reportinimas, tai ataskaitų teikimas ir verifikavimas, tai tikrinimas. Ir jeigu mes jau vadovaujamės tuo principu, kad būtina tokia sistema, tai vienareikšmiškai, mano supratimu, turi įsitraukti ir valstybinės institucijos, nes vien palikti tą, kaip sakant, atsakomybę ant privačių ūkių ar miško savininko, ar tai verslo, tai būtų pernelyg, mano supratimu, toks neturėtų tokio didelio efekto nacionaliniame kontekste. Trečiasis tikslas tai yra duomenų skaičiavimo ir matavimų technologinė infrastruktūra. Tai bendrai apjungiant į tas pačias metodikas ir esamų tyrimo analizės ir panašiai, kurti tam tikrą infrastruktūrą ir skaičiavimo įvertinimo, kaip pavadinkim, modulius. Tai tas apjungtų ir ūkio lygmenyje skaičiavimą ir vėliau pagalba, kaip sakant, nacionalinio inventarizavimo duomenų tikslinimo ir panašiai. Ir tai ketvirtasis tikslas tai yra rekomendacijos, kaip skatinti ūkininkavimo, kuriame naudojamos anglies dvideginio emisijos sistemą. Tai viskas atsiremia, aišku, ką aš ir anksčiau minėjau per diskusiją, į tą tokią vadinamą skatinimą arba raginimą. Čia jau, aišku, reikės prieiti prie tam tikrų terminų ir tikslų, kiek mes norim skatinti, kiek raginti, ar kiek galbūt įtraukinėjant į tas sistemas ir kokiais būdais. Tai čia jau, kaip sakant, platesnis klausimas ir diskusinis toks aspektas, bet, kaip sakant, reikia tą nusimatyti ir kodėl tai reikia, nes, kaip ir minėjau anksčiau, jeigu mes turėsim vien įvairias savanoriškas rinkas ir jos niekaip nebus įtrauktos į vienaip ar kitaip į nacionalinę ar į dabartinę apskaitą arba į kūriamą registrą arba į ateityje galbūt dar kažkokią atsirandančią apskaitą nacionaliniu lygiu, tai mes tiesiog nežinosim situacijas ūkio lygyje, tai reiškia, kad nes ūkininkai tiesiog bus nesuinteresuoti dalintis tą informaciją nacionaliniu lygyje. Dalyvaus įvairiose praktikose, dalyvaus įvairiose rinkose ir suinteresuotumo dalintis duomenimis galbūt ir neturės, tai kad tas atsitiktų, reikia juos raginti, skatinti. Tai tikėtinas poveikis,
Tai kaip ir minėjau, tas bus bandoma pasiekti ir per įvairius politikos formuotojus, kaip sakant, parodant mūsų įdirbį, parodant mūsų projekto rezultatus, viziją ir norą, dalyvaujant įvairiuose ir seminaruose, ir darbo grupėse, ir, kaip sakant, teikiant pastabas, komentarus ir bendrai, kaip sakant, dirbant šioje temoje, nes tiek aplinkos ministerija, tiek Žemės ūkio ministerija, kaip sakant, yra suinteresuoti ir juda šioje temoje, tai siekis yra, kad judėt kartu, aišku, įtraukinėjant ir mokslą, ir tyrėjus tom pačiom metodikom, tiem patiem koeficientam, jų tikslinimui, taip pat, aišku, įvairius konsultantai, patarėjai, nepamirštant tų pačių ūkininkų, žemės savininkų ir tų galutinių vartotojų, kurie galbūt naudotųsi tą sistemą, būtų įtraukinėjami į tuos registrus. Tai mes manom, kad yra labai svarbu sukurti tokį kaip inovacijų ekosistemą, kuri peržengtų valstybių narių ir organizacinės ribas, kaip sakant, reikia truputėlį galbūt daugiau kiek drąsos ir atviriau galbūt pasikalbėti, o tokie ir seminarai, ir diskusijos tą padeda galbūt išsigvildent. Tai mes savo projektų nesame, aišku, mes orientuojamės į tas gerasias praktikas, į tas, taip vadinkime, tvaraus ūkininkavimo ar ten tvaros miškininkystės praktikos, nes jos pačios iš esmės yra orientuotos į ŠSD absorpcijų didinimą ar tai ŠSD mažinimą, bet mes savo projekte fokusuosimės labiau į kaip vykdyti tą apskaitą, kad ji būtų kuo objektyvesnė, kuo tikslesnė, kaip ir minėjau, pradedant nuo ūkio lygmens, einant į nacionalinį lygmenį. Taip, toliau poveikis nacionaliniai strategijai. Tai be abejonės mūsų pats projektas ir pati tematika eina, kaip sakant, paraleliai su įvairiais Europos komisijos reglamentais, direktyvomis ir naujausiomis iniciatyvomis. Tai mes tą irgi projektą pradėjom, kai tik pasileidinėjo, kaip sakant, ta iniciatyva, direktyva, ta vadinamoji carbon farmingo. Tai žinojom, kad, kaip sakant, nėra aiškiaus reglamentavimo, kad bus, kaip sakant, ir sunkumų, kadangi nėra tokio aiškios teisinės bazės ir griežto reglamentavimo, kur būtų aiškiai pasakyta, kas už ką, kodėl ir kaip. Bet projektą, kaip sakant, rengiant projektą, tą bandėm įsivertinti. Ir ką parodo dabartinė situacija, kad mes realiai einam, kaip sakant, koja kojon ir lygiagrečiai su naujausiais ir planuojamais reglamentais ir galime, kaip sakant, prisidėti ar kažkiek dalyvauti ir jų, kaip sakant, tvirtinime. Ir matom, kad tokie projektai kaip mūsų irgi galimai prisidėtų prie to ir sulaukiam dėmesio ir iš Europos komisijos, nes vien, kad projektą finansavo ir pamatė, kad taip tokių projektų reikia, tai daug ką pasako. Ir pamatė, kaip sakant, ir viziją, ir siekius, tai tas nuteikia optimistiškai. Ir aišku, siekis ir yra, kad būtų tiek tas nacionalinis šias vertinimas, bet tiek ir eiti lygiai grečiai su juo, bet ir lygiai grečiai su ateinančia anglies šalinimo sertifikavimo strategija. Tai ten, aišku, daug yra dar klausimų ir tiek ir mums patiems, tiek ir jum kylančių. Tai tikimės, kad, kaip sakant, bendrom jėgom juos galėsim atsakyti ir tiek projekto metu, tiek pasibaigus po projekto, kad jisai, kaip sakant, nebūtų vien tik pasibaigęs projektas, o eitų toliau pagal pasiektus rezultatus, pagal sukurtas metodikas ir gyvuotų, kaip sakant, atgultų galbūt irgi toliau į nacionalinius siekius, nacionalinės strategijas ir panašiai. Tai aišku, minėjau anksčiau, siekiam irgi traukti visas suinteresuotas šalis. Tai stengiamės aktyviai bendradarbiauti ir bendrauti ir, kaip sakant, išreikšti savo pastabas, jeigu yra poreikis tiek aplinkos ministerijoje, tiek Žemės ūkio ministerijoje.
nes dabar buvo irgi tiek su sertifikavimo reglamentu buvo prašoma įvairių pastabų, dabartinis yra iš Žemės ūkio ministerijos irgi matėm, kad yra paskelbta, jog irgi laukia pastabų dėl dirvožemės stebėsenos ir atsparumo. Tai tas vienareikšmiškai irgi labai koreliuojasi tiek su mūsų tikslais, tiek su nacionalinė apskaita, tiek su šias emisijomis. Tai irgi bandysim prisidėti, ko galėsim, išreikšdami tam tikras pastabas, galbūt komentarus ir skatinsim ir savo projektų partnerius tai padaryti, kad, kaip sakant, pagalba jaustų ir, kaip sakant, kad matytųsi, jog tas suinteresuotumas yra iš visų pusių. Toliau tęstinumas. Tai numatoma, jog to sukurto apvalų sektoriaus SHASD, taip aš čia įvardinęs yra angliškais terminais, SHASD monitoringo, reportinimo ir verifikavimo sistemos modelio panaudojimo galimybės, tai yra valstybinėms institucijoms, tai būtų stebėjimas, ataskaitų teikimas, tikrinimas, taip pat kaip anglies absorbentų registras, taip pat jisai būtų naudingas privatiems ūkininkams, miškams ir miškų ir žemės savininkams. Ir sukurtas sprendimas, aišku, prisidėtų prie pagrįstų sprendimų Lietuvos apvalų ir aplinkosaugos klausimais. Tai ir aišku, galbūt būtų galima toliau replikuojant perinant ir į kitus sektorius ir aišku, į kitas šalis. Taip pat tokie pagrindiniai, kaip čia pavadinti, pateikiami prisitaikymo rinkoje siektini kaip ir rezultatai, tai yra, aišku, standartizuota metodika, pats žinių perdavimas, technologijų perdavimas, pagalba irgi politikos formuotojams, ta pati anglies kreditų prekyba, plėtra ir, aišku, numatomas modulinis metodas. Ir, aišku, nepamirštant vieno iš tokių kaip svarbesnių komponentų, taip pat bendradarbiavimas ir partnerystė su suinteresuotomis šalimis. Dabar toliau norėčiau pereiti prie, kaip sakant, tos aktualesnės temos ir to pačio nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano ir jų priemonių. Kaip sakant, nedetalizuosiu iš viso plano ir kas jame parašyta, bet mano tikslas buvo pasižiūrėti, susipažinti su juo ir tokius iškelti ir pačiam savo klausimus ir galbūt tuo pačiu ir jum. Galbūt jūs ir galėsite iš karto atsakyti, galbūt, kaip sakant, reikės kažkokios dar papildomos diskusijos, bet aš jį bandžiau panalizuoti per tą prizmę, ką mes darome projekte. Ir į ką orientuojamės ir kaip tas yra susiję būtent su Nextvopo priemonėmis. Tai, kad labai nesigilinti į patį tekstą, tai išskyriau kelis komponentus. Tai pats strateginis planas, jame numatytos yra pagrindinės horizontaliosios klimato kaitos valdymo politikos įgyvendinimo kryptis. Tai yra jos berods 8 numatytos, bet, pavyzdžiui, yra vienas iš tokių momentų, kad sukurti efektyvę klimato kaitos valdymo politikos poveikį vertinimo sistemą. Tai vėlgi yra kalbama apie vertinimą, apie sistemą, kuri užtikrinant suinteresuotų grupių bendradarbiavimą. Tai reiškia, yra jau numatyta, nėra turbūt aiškios vizijos, kokia turėtų būti sistema, yra tiesiog naudojami žodžiai sukurti reikia sistemą. Tai va, tikimės, kad irgi mūsų projektas ir kiti projektai tai padės kaip sakant, išgryninti šios terminus ir bus aiškesnė galbūt sistema. Sistemos tas terminas. Toliau yra, irgi esu pasižymėjęs dalykus tokius kaip teršėjas moka principas. Tai vėlgi toks tiek dabar dėl dirvožemio stebėsenos ir atsparumo direktyvoje irgi yra tas terminas įtrauktas. Aišku, jis mano pirminiu supratimu yra įtrauktas, kad teršėjas yra tas, kuris teršia dirvožemį. Tai iš konteksto gali suprasti, kad tik tas teršėjas, kuris teršia, tarkim, kaip pavyzdys, pramonininkai, ar naftos produktais, ar panašiai. Bet ar
tie patys, pavyzdžiui, ūkiai ir panašiai nėra traktuojami kaip teršėjai dirvožemio, nes visur matome tos terminus, kad žemės ūkio dirvožemis yra užterštas arba prisotintas per daug azoto ar ten kitų komponentų, kad yra naudojami perteklinės trąšos ir panašiai. Tie komponentai išsiplauna į gruntinius vandenis, patenka į aplinką ir panašiai. Tai toks irgi diskusinis klausimas, ar tas teršėjas moka terminus sąlyginai numatyta, kad apjungs ūkininkus, ar visgi ne. Kitas dalykas yra stiprinti tą tarptautinį bendradarbiavimą ir savivaldybių vaidmenį, sukurti miesto aplinkosaugos indeksą. Tai aš čia pasižymėjau aplinkosaugos indeksą. Tai jeigu galima miesto aplinkosaugos indeksą, tai manau, kad galime kurti ir ūkio aplinkosaugos indeksus. Miškų aplinkosaugos indeksus, ar ten tvaraus valdymo miškininkystės indeksus ir panašiai. Taip pat plane yra numatyta skatinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas ir jų įgyvendinimą. Tai yra toks teikiamas prioritetas, teikiant prioritetą inovacijoms, nukreiptoms į ES žaliojo kurso įgyvendinimą ir leidžiančioms tvarius sprendimus paversti ekonomiškai naudingais. Tai vėlgi daug buvo nurodyta tų pačių tiesiogiai, kaip sakant, remti inovacijas ir mokslinius tyrimus, kurie tiesiogiai prisidėtų prie šias mažinimo arba absorbavimo, tai turiu galvoj sukuriant tai kažkokius konkrečius produktus ar praktikas, bet taip pat yra numatyta taikyti paskatas mažo išmetamo šias kiekio technologijų plėtrai. Tai vėlgi paskatas, neaišku kokias, kaip ir iš kur. Taip pat vykdyti nacionalinių ūkio lygmens taršos rodiklių vertinimo pagal konkrečias ūkio šakas. Tai vėlgi čia turim tuos terminus ūkio lygmens taršos rodikliai pagal konkrečias ūkio šakas. Tai vėlgi tas atspindi ir mūsų projektą, tas buvo jau diskutuojama ir šiandien, kad rodikliai turi būti tikslinami, vertinami, nes naudoti toks vidurkius visai Lietuvai, tai patys suprantam, kad rezultatų kokybė nuo to kenčia ir patikimumas. Tai matom, kad strateginėme plane yra numatyti šie veiksmai. Tai aišku yra pažymėtina, kad šiuo metu vykdoma daug mokslinių tyrimų, buvo anksčiau daroma, bet truputėlį pasigendam tokios aiškios vizijos, kokia kryptim jie turėtų toliau būti tęsiami, į kuriuos reikėtų labiau akcentuotis. Tai jeigu kalbam apie būtent šią problematiką, tai ką ir diskutavom šiandien, tai turbūt vienareikšmiškai reikėtų akcentuoti į norimų koeficientų, norimų rodiklių tikslinimą. Tai jeigu mes pasirengsim aišku planą, kaip tai turėtų būti daroma, ko reikėtų, kad tas būtų įgyvendinimo ir kiek tas užtruktų, tai mes irgi turėsim tokią bent jau viziją, kad mes esam, kaip sakant, įsivertinę ir matom savo spragas. Taip, tai dabar truputėlį apie tas priemonės ir šias apskaitą, kas yra strateginėme plane ir būtent taikoma žemės ūkiui. Tai kadangi mūsų ir pats projektas yra orientuotas ir į žemės ūkį ir į miškus, tai aš čia du komponentus ir skyriau būtent didesnį dėmesį jiems, nes nenagrinėjau tų sektorių energetikos ir transporto ir atliekų ir panašiai, tai tiesiog fokusas į žemės ūkį ir miškus. Tai aišku, pati situacija, kad siekis, kad didinti visų įmanomų sektorių absorbavimą, kad šias kiekis būtų, kuo daugiau jo būtų absorbuojama, tai tas liečia ir patį žemės ūkį ir miškininkystės sektorius. Ir aišku, ten buvo suskirstyta pagal tuos, kaip sakant, pavadinkim taip, laimėtojus, nors tai turėtų turbūt pralaimėtojai gaunasi pagal prizinės vietas. Tai ir žemės ūkis yra 3 vietoje. Tai pagal 21, čia aišku nėra tas naujas dalykas, tiesiog kažkodėl
pasižiūrėjau tos skaičius, tai norėjau visų pirma pasiaiškinti, iš kur jisai ateina tas 21,7. Tai pasižiūrėjau, aišku, pagal bendrą išmetimą, bendras emisijas ir absorpcijas, tai ką turi žemės ūkis, ir buvo padalinta dabar galvoju, iš emisijų, kurios yra iš bendrųjų emisijų, kaip sakant, per visus sektorius, bet be LULUCF sektoriaus. Ir gavom tą 21,7. Čia, kaip sakant, viskas yra mano supratimo aišku, tiesiog pasiryškino tos raudonai skaičius, nes tiek naujausiose ataskaitose, tiek inventorizavimo ataskaitose randu per skirtingas lenteles kažkiek skiriasi tie skaičiai. Tai galbūt čia mano dar yra neįsigilinimas, kodėl ten jie skiriasi, bet pastebėjau, kad yra skirtumas ir toj pačioj lentelėje, ką jūs dabar matot, sudėjęs visus komponentus, mes negaunam 4,327, mes gaunam 4,313. Tai lentelė rodo taip, bet sudėjus gaunam kitaip, tai truputėlį irgi iškilo neaiškumas, bet čia galbūt tokie techniniai dalykai. O galbūt tas yra aišku, tik tai nesimato iš lentelės, galbūt yra paaiškinta kažkur kitur tekste. Tai ir už tai, už šitą skaičių žemės ūkis gavo tą vadinamą 3 vietą. Tada yra numatyti analogiškai tikslai, ką turi siekti. Tas pats gerai žinomas visiems 11% mažinimas. Tačiau jau jam yra taikomas su LULUCF sektoriaus absorbavimu. Kai identifikuojam, grįžtant gal, kai identifikuojam vietą pagal, kaip sakant, sektorius, tai yra be LULUCF absorbavimo. Kai jau nusimatom tam tikrus tikslus, tai jau įtraukiam LULUCF absorbavimą. Tai tam pačiam dokumente, čia, kaip sakant, ir yra tokie galbūt kiek ar tai neaiškumo skaitant, arba galbūt kažkur, aišku, yra gal ir paaiškinta tas dalykas, tai tiesiog reikėtų galbūt ir atidžiau pasižiūrėti, bet kas užkritau už akių, toks momentas. Tai toliau eina žemės ūkio sektoriaus įsipareigojimai žemės ūkio sektoriui susiję su perėjimu prie neutralaus poveikio klimatui nustatyti Lietuvos Respublikos strateginiuose dokumentuose. Tai vėlgi daug įvairių, kaip sakant, siekių, tikslų ir įsipareigojimų. Aišku, jie turbūt irgi visi yra pagrįsti ir įvertinti ir objektyviai paskaičiuoti. Ten liečia, aišku, ir gyvulininkystę didžiąja prasme, ir bendrai ūkininkavimo praktikas ir panašiai. Aš pasižymėjau irgi paskutinį tokį tikslą, kad vėliausiai iki 25 sukurti ir pradėti taikyti šią apskaitos sistemą ūkio lygiu. Tai čia irgi buvo iškilęs klausimas, mačiau ir per chatą, per ankstesnę diskusiją, pranešimą, kad numatyta tą sukurti, kaip sakant, skaičiuoklę iki tų metų, kuri būtų taikoma būtent ūkio lygiai, jinai veiktų savanoriškų principų, kaip supratau. Tai va irgi kitas klausimas, ar mes norim tik, kad jinai veiktų savanoriškai, ar mes vienaip ar kitaip raginsim ar skatinsim, kad ūkiai įsitraukti tą skaičiuoklę, nes jeigu jinai veiks savanoriškai, tai ūkininkas arba dalyvaus arba ne, tai kuo mažiau jų dalyvaus, tuo, kaip sakant, tos skaičiuoklės efektyvumas mažės ir kad ją galėtume kažkur vėliau jos rezultatus panaudot kitur, tai yra toj pačioj nacionalinė apskaitoj ar bendrai vertinant Lietuvos situaciją, tai vėlgi kils klausimas. Tai ir mes ir savo projektų irgi siekiame tos ūkio lygmens apskaitos ir atitinkamų skaičiuoklių integravimas ir kūrimas, tai vėlgi galbūt vertėtų padiskutuoti, kaip Žemės ūkio ministerija tai mato, kaip galbūt kitos suinteresuotos šalys tai mato
galbūt priimti vienokius ar kitokius siūlymus ar sprendimus. Toliau buvo ten nemažai, kiekvienam sektoriui buvo vėlgi išskirtos planuojamos politikos priemonės. Tai aš čia išskyriau, aišku, žemės ūkio sektoriuje. Tai vėlgi daug įvairių planuojamų priemonių, esamų ir planuojamų. Tai nuo pačių, kaip minėjau, ir apimančius ir gyvulininkystę, ir įvairių praktikų taikymą ir panašiai. Ir vėlgi pasižymėjau šias apskaitą ūkiuose ir nurodoma, kad suminis šias sumažinimo efektas 1000 tonų ekvivalento bus 37,18. Tai čia turbūt buvo daroma prielaida, kad ta apskaita ūkio lygiuose, jeigu jinai bus vertinama kaip sukurtos skaičiuoklės, tai reiškia, jinai prisidės turbūt per tą, kad bus mažiau paklaidų, arba tikslesniai metodai, arba tikslesniai koeficientai, ir reiškia, tokiu būdu bus pasiektas tas efektas. Tai aš bent jau taip supratau, nes daugiau informacijos nelabai radau. Tai ir kitas dar toks atkreiptinas dėmesys, kad skaitant tą patį strateginį planą, aišku, dabar ta vizija yra atskirai, kaip sakant, žemės ūkis, atskirai LULUCF sektorius, bet ir pačiam strateginiam plane yra paminėta, kad jog dalis esamų ir planuojamų priemonių patenka tiek į žemės, tiek į tą vadinamą LULUCF sektorių. Ir prisideda prie abiejų sektorių šias emisijų mažinimo bei CO2 kaupimo. Užskaitoma būtent LULUCF sektorių. Tai toks gaunasi persipinimas ir tas akivaizdžiai matosi tame strateginėme plane, kuomet atrodo identifikuojamos yra priemonės ir praktikos, bet tuomet jos nukreipiamos į kitą sektorių, tada į tą kitą sektorių, tada grįžti vėl atgal į pirmąjį sektorių, tai toks truputėlį mėtymasis ir klausimas, ar taip besimėtant neįsivelia tam tikrų ir skaičiavimo, ir metodologinių klaidų ir paklaidų. Tai aišku, toliau bandžiau išskirti pagrindinės priemonės, kurios irgi tiesiog ir susijusios ir su mūsų projektu, ir su mūsų projektų tematika. Ir būtent su šias apskaita, su šias absorpcijomis. Tai aišku, tai viena iš priemonių tiksliojo tręšimo plėtra. Tai akcentuojama irgi vienas iš būdų, kad jos leis sutaupyti kuro per mokestinių lengvatų atsisakymą, per iškastinio kuro naudojimo mažinimą, per technologinių kortelių peržiūrą, per pakeičiant tai yra kito kuro varomą techniką. Bet vėlgi, patys puikiai suprantam, kad tas atguls šitie skaičiai nacionalinė apskaitoj į energetikos ir transporto sektorių, nes tai yra po transporto emisijomis susiję skaičiai. Ir kad tai leis žemės ūkiui sutaupyti tam tikrų emisijų, tai praktiškai tai leis, nes tikrai jie mažiau klimatą ir aplinką terš, bet teorinių lygmenių tai atguls į kitos sektoriaus skaičiavimus. Ir naudodamiesi šią praktiką, žemės ūkis tų emisijų teorinėme lygmenyje kaip ir nesutaupys. Tai vienas momentas, tada ta pati praktika ekstensyvi pievų priežiūra, galbūt kažkur irgi buvo jau diskutuota ir buvo minima, kad išlaikant ir prižiūrint pievas, gerinant jų būklę. Tai man ir buvo paminėta, kad ekstensyviai ganyti gyvulius pievose. Tai aš galvoju, ar dabar yra vertinama tas dalykas, kad jeigu pieva yra pieva ir pieva yra ekstensyviai ganama, tai ar yra metodai ir skaičiavimai, kad jie skiriasi, nes jeigu tu tiesiog pievą laikai kaip pieva, tai turbūt absorpcijos bus vienos, jeigu tu pievą ganai ekstensyviai, tai absorpcijos yra kitos. Tai mano klausimas, ar mes Lietuvos nacionaliniu lygiu esame išsiskaidę, kiek mes turime tų pievų, kurios yra ekstensyviai ganama, kiek jos yra tiesiog pievos,
ar mes traktuojam tiesiog kaip bendrai kaip pievos. Taip pat yra neriminių technologijų plėtra, kurios vėlgi orientuotos į tą patį anglies kaupimą. Tai bandžiau irgi pasiklausyti, ką ir Marius pasakojo, kaip yra vertinama ta neriminė technologija. Tai dar reiks pasigilinti, neradau informacijos, ar mes šiandien jau esam, kaip sakant, apskaitę tą. Kaip suprantu, mes atsiskaitom už 21 metus, bet 23 metais turbūt jau tie skaičiai yra kitokie ir įdomu pasižiūrėti, kaip tai atrodo pagal dabar tas tendencijas tų neriminės technologijos taikymų. Kitas dalykas, ar mes tikrai vartojam tą terminą, jog neriminė technologija, jeigu mano supratimu Žemėje jinai minimaliai yra vis tiek judinama ir iki 7 cm gylio ir tai vis tiek yra traktuojama kaip neriminė. Ar tai neturėtų būti traktuojama kaip mažai eriminė, tas vadinamasis low tillage terminas. Po to yra tyrimų įvairių skatinimas. Tai čia irgi minėjau, kad skatins tyrimus ir praktikas matuojant jų išmetamą šezd, taip pat pagamintos produkcijos ir užfiksuojamos anglies kiekį. Tai irgi klausimas, kaip turėtų būti matuojama ir kas tyriama. Nes patys suprantam, kad vien eksperimentų ir tyrimų tikrai nepakaks ir reikėtų tokio pastovaus ir nuoseklaus monitoringo. Tai tiek ūkio lygmenyje, tiek pačiu nacionaliniu mastu, kad tas monitoringas mums suteiktų platesnių žinių, platesnių rezultatų, kurie ir būtų sudėdamoji dalis tų pačių koeficientų tikslinimam, rodiklių tikslinimam ir bendros situacijos vertinimam. Toliau yra minėta priemonė šezd apskaita ūkiuose. Tai vėlgi yra akcentuojama, mano supratimu, irgi ne tik į dirvožemio absorbcijas ir emisijas, bet ir grinai pačios ūkininkavimo praktikos, tai pavadinkime emisijas, tai yra ir tiek energijos vartojimas, didinimas, gyvulių auginimas. Tai vėlgi tas klausimas, ar tos ūkio apskaitos metu surinkti duomenys nukeliaus į reikiamų sektorių apskaitą. Tai kad nebus taip, kad mes surinkom ūkio lygyje duomenys, bet vieni nueis į transporto sektorių, kiti nueis į LULUCF sektorių, treti nueis būtent į žemės ūkio sektorių ir išsimėtys ir ūkininko padarytas, kaip sakant, padaryta nauda ir jo darbas neatsispindės ūkio vertinime. Taip pat, nes pats, kaip sakant, nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas, jisai būtent remiasi nacionalinė šezd apskaita, dabartiniais jos rezultatais, rodikliais ir panašiai. Ir kyla klausimas, tai kokia numatoma yra ūkio lygmens ir nacionalinės apskaitos integracija. Tai čia irgi diskutavom pradžioj ir mano manimu, tai vienareikšmiškai turi būti daroma, nes ūkio lygmens duomenys, jie tikslins koeficientus ir rodiklius, kurie reikalingi nacionalinė apskaitai ir tuo pačiu nacionalinė apskaita turės naujausius ir aktualiausius rezultatus, kurie yra būtent grindžiami ūkio lygyje, ūkio valdos ar miško lygyje. Ir ką minėjau dėl tos sąsajos su LULUCF sektorium, tai vėlgi šitame pačiame strateginėme plane irgi išvardintos tam tikros priemonės, bet tuomet nukreipiama į kitą sektorių, kad apie tai galite pasiskaityti kitame sektoriu. Tai toks irgi truputėlį gaunasi sudėtinga, kaip sakant, ir skaityti, ir žiūrėti, tada matai, kad persipina tie sektoriai ir tokios nėra aiškios vizijos. Tai dabar, jeigu pereinant būtent į LULUCF sektorių ir ką sako strateginis planas, tai vėlgi ten buvo
irgi išsikelti tam tikri tikslai, tiek susiję tiek su kaip sakant, naujų miškų veisimu, tiek su kirtimais, tiek su produktų gamyba iš medienos ir panašiai. Ir su ta pačia dirbama žemė, nes jinai yra po LULUCF sektoriumi. Tai irgi buvo toks vienas tikslas, truputėlį užkrito už akių, kad iki 24 metų plotus, kuriuose taikomos neariminės technologijos, padidinti 1,5 karto. Iki 30 metų 3 kartus. Tai pasižiūrėjau, kiek buvo ariamos žemės deklaruota 23 metais ir kiek pagal deklaraciją buvo iš jų traktuojama kaip neariminė tausojančios žemdirbystės technologijos. Tai matom, kad daugiau kaip pusė yra neariminė. Ir mes siekiam dar didinti 3 kartus. Tai klausimas, nuo kurio, kaip sakant, nuo kurios vietos, nuo kurio momento didinti, nes jeigu mes vėl didinsim neariminės, tai reiškia, jau nebeeisim į ariamos žemės plotus, o pradėsim sakyti, kad mums trūksta taip vadinamos tos, kaip čia vadinti, dirbamos žemės. Ir nes toks truputėlį prasilenkia vėlgi su skaičiais, tai kieno gausi sąskaitą mes turėsim padengti, nes tikrai nei pievų, nei miškų sąskaita tas nėra turbūt tas numatyta, kad tam tikrus žemės ūkio plotus dengt pievų ar miškų sąskaitą, nes tai kaip tik yra skatinama, kad pievas atkurt, miškus sodint, tai truputėlį toks iškilo irgi klausimas. Galbūt kažko neišskaitau iš to tikslo ir tų koeficientų, bet tiesiog pasižymėjau tokį irgi esminį dalyką. Atsiprašau, Kęstuti, gal jau po truputį galėtumėt link pabaigos, jau 40 minučių kaip ir praėjo jūsų pristatymai. Gerai, trumpinant. Gerai, toj bandau paskutinės skaidrės, tai vėlgi buvo irgi numatyti tam tikri, kaip sakant, tam tikros priemonės būtent šiam LULUCF sektoriui. Tai irgi pasižymėjau, kas yra susijęs ir su mūsų projektu, ir su ta tematika, tai kad anglies kaupimo ūkininkavimo skatinimas, taip pat šias rodiklių nustatymas ir anglies kaupimo ūkininkavimas ir skatinimas miškuose. Tai vėlgi tos tokios priemonės numatytos, kad jos planuojamos, tai reikėtų, kaip sakant, irgi aiškumo kada, kaip, kokiais būdais. Ir čia vėlgi, galbūt irgi nesiplėsiu, tai tam tikros priemonės, bet irgi truputėlį pasigedau galbūt trumpos informacijos, kaip bus numatyta, tai identifikuotas priemonės, kaip bus matuojama ir vertinama, taip pat kitos priemonės, kaip bus skatinama, koks planas ir pagrinde yra numatyta, kad sako, kad turės būti poreikis. Tai aš manau, kad reguliavimo poreikis jau tikrai atsiranda ir tame mes matom, kad ir yra reikalingas tas nacionalinis anglies absorbentų registras ir ta pati nacionalinė, tai pavadinkim, monitoringo sistema, kuri turėtų būti plečiama, atnaujinama, įtraukinėjant duomenis ūkio lygyje. Taip pat dėl to pačio afolų, kaip sakant, truputėlį termino, tai irgi pabandžiau dar išsigaudyti, kaip aš tai suprantu, nes dabar ir tiek ir strateginiam plane, tiek ir apskaitoje yra tos, kad atskirai žemės ūkis, atskirai LULUCF, bet tos, kaip ir minėjau ir kad strateginiam plane yra minima, kad persipina tos tam tikros sritys, tai galbūt, jeigu tai yra persipinama, tai galbūt vertėtų tą įtraukinėti ir naudoti terminą afolų ir vadovautis, kaip aš suprantu, jau yra tos gairės ir čia nereikia naujų, tai ir ta pati IPCC metodika jau yra tiesiog išskirsčiusi, jau nebėra atskirai, nebėra žemės ūkio ir nebėra atskirai LULUCF, yra tas 4. paketas, kuris yra afolų sektorius.
ir tos pačios jų skaičiuoklės irgi jau turi tą bendrą paketą į apvalų sektoriui ir ten skaičiuojama, vertinama ir panašiai. Tai toks irgi galbūt diskusinis klausimas, galbūt iškart galėsit atsakyti, ar reikės galbūt papildomai dar pasišnekėti. Tai kokia yra vizija ir ar tai numatoma ir kodėl mes kaip sakant, dabar dar to nedarome. Tai dėkoju tada už dėmesį. Būtų tiek. Aha, tai ačiū Kęstučiui, ačiū Mariui, kad priminė laiką sekti reikia. Tai turime dar iki 12 šiek tiek laiko ir dabar reikia žiūrėti, kiek yra klausimų ir kaip pereiti į diskusiją. Tai prašome klausimų. Gal Mariau, jeigu gali pasižiūrėk čiate, aš tuo metu žiūriu žodžiu klausimus. Ar būtų iš auditorijos klausimų? Taip, iš auditorijos neturime. Dabar, ką mes turime iš čiato susijusio su Kęstučiu pranešimu. Gal aš truputėlį tada pasisakymą trumpą ir turim jau vieną iš auditorijos. Dabar Kęstutis čia išsamei mums pristatė mūsų projektą ir tai yra labai malonu. Ką mes matome, tai šiek tiek išeina už mūsų LULUCF ribų ir tas LULUCF mūsų, tai yra žemės naudojimo keitimo su miškininkystės sektorius ir yra atskirai žemės ūkio sektorius. Tai šiuo atveju Kęstučio tema ir šitas projektas apima pilnai abi šitas dalis ir buvo labai įdomu matyti tą sintezę. Taip pat klausimus. Tai dabar aš kviečiu galbūt Žemės ūkio ministerijos atstovę, kas būtų mums labai svarbu išgirsti. Kristina, prašau. Sveiki dar kartą. Aš gal Juditai perduosiu žodį pirmiau, mes jau pasidėlinom, kad jinai pirmiausia sureaguos, tada aš jau papildysiu. Sveiki, tai iš tiesų turbūt pirmiausia norėčiau sureaguoti, kad valstybinėje miškų tarnyboje turbūt daug reikės padirbėti su savo partneriais šiame projekte, kad visgi galėtumėm įsivažiuoti į tą darbą ir suprasti, kaip veikia strateginiai valstybės dokumentai, kas yra nacionalinis energetikos klimato ir energetikos srities veiksmų planas, kaip veikia mūsų visa inventorizacija ir iš tiesų, kaip mes pagal IPCC metodiką skaičiuojame įvairius dalykus. Tai šiuo atveju, kas turbūt man labiausiai, turbūt mes irgi jau periname į tą diskusiją ir reagavimą į pasisakymus, tai kad daugelis dalykų yra tiesiog turbūt dėl nesusipažinimo su bendrai, kaip yra planuojama daugelis dalykų valstybėje, interpretuojama klaidingai. Tai šiuo atveju, kur yra kvestionuojami tikslai tie patys dėl neribinės žemdirbystės, ko siekiame, arba prieš tai paminėti kiti, tai šiuo atveju tai yra nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje, kuri buvo patvirtinta 2021 metais, numatyti strateginis tikslas. Strateginis tikslas, kur bendrai Lietuva turėtų pagal įvairius sektorius judėti, kokius yra tikslai ir uždaviniai, kad mes pasiektumėm savo klimato kaitos tikslus. Tai šiuo atveju tai yra politikos dalys, kurios yra jo aprašytos nacionalinėme energetikos ir klimato srities veiksmų plane, perkeltos tiesiog iš kitų strateginių dokumentų, nes mes turime matyti labai aiškias sąsajas. Ir jame ir yra tos sąsajos padarytos. Tam mes turėjome irgi dekarbonizacijos darbo grupės, kurios dirbome, kad tie tikslai ir uždaviniai turėtų savo priemonę. Priemonės, kuriomis mes galėtumėm pasiekti, priemonės, kurias vertino tiek aplinkos apsaugos agentūra, tiek valstybinė miškų tarnyba ir labai išsamei pristatė Marius pirmoje dalyje, kaip priemonės vertinamos, iš kur tas efektas atėjo ir bendrai, ką mes turime. Pirmiausias dalykas, į kurį mes visi bendrai žiūrėjome ir skaičiavimus padarėme ir kodėl prie daugelio sektorių ta pati priemonė atsiranda, tai horizontalus pasižiūrėjimas kaip viena priemonė. Vienas mūsų žingsnis turi atoveiksmių kitose sektoriuose.
Ta viena priemonė gali prisidėti prie to, kad bus mažinama trąšų, bus didinama absorbcija, bet tuo pačiu mes mažinsime ir išmetimus transporto sektoriuje, nes mes kuro mažiau sunaudosim. Tai buvo būtent sinertiškumas tarp miškų tarnybos, aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos energetikos agentūros, kad tie skaičiavimai ir būtų atlikti. Pradžioje, kur buvo sakoma apie uždavinį, kuris ateina jau iš tos pačios strategijos, tai strategijoje buvo numatyta, kad mes turėtumėm tą skaičiavimo sistemą. Ir aš labai didžiuojuosi miškų tarnybos, didžiuojuosi agentūrą ir Lietuvos energetikos agentūrą, kurie dirbo kartu, kurie sukūrė tą bendrą sistemą, kad mes matytumėm, kaip priemonės horizontaliai vyriausybės, tai yra Lietuvos lygių dirba. Ir kaip mes galime matyti, kur iš tiesų. Visuomet mes galime tobulinti koeficientus, eiti į mažesnį lygį, jau matyti kiekvieną sklypą, kokia absorbcija juose vyksta ir tos koeficientus didinti, tai ta kryptimi mes dirbsime. Bet bendros tas sistemos, kad mes turime ir inventoriaus bendrą sistemą, apie kurią prieš tai buvo kalbėta, ir visa kita, tas horizontalumas, jisai labai gerai pasimatytų. Tai iš tiesų tiesiog nesinori grįžti daug žingsnių atgal, nes tai, kas dabar buvo pristatyta, atrodytų, kad mes esam prieš 20 metų, bet iš tiesų mes jau pažengę labai stipriai. Mes pažengę ir labai gaila iš tiesų, kad projekto vykdytojai nesusipažinę su to, kas buvo, ką mes turime ir keliam yra tokie klausimai. Tai aš tiesiog palinkėčiau valstybiniai miškų tarnybai padirbėti su projekto partneriais, juos iš tiesų supažinti su daugeliu dalykų, kad tas projekto darbas, kuris bus atliktas, jisai iš tiesų būtų naudingas mums visiems ir padėtų mums dar geriau keliauti į priekį. Tai turbūt mano toks, kaip sakant, švelnus apibendrinimas to, ką mes ką tik išgirdom. Taip, ačiū labai Juditai. Taip, mes iš savo pusės galiu papildyti, kad mes neseniai dar tik turėjom kick-off meetingą projekto ir nespėjome sinchronizuotis gerai darbuose ir projektas yra 3 metų laikotarpio, taigi užtruks. Bet ačiū labai už visus palinkėjimus, tikrai atkreipsim dėmesį ir padirbėsime. Gal dar Kęstutis norės vėliau įsijungti ir savo kažkokį komentarą pasakyti. Tai prašau dabar Kristinai. Ačiū tada. Taip, tai pratęsiant, ką Judita paminėjo, aš irgi norėčiau paantrinti. Ir pirmiausia, gal tokia smulkmena, bet man tiesiog labai kliuvo irgi klausant pristatymą. Tai strateginis planas, kai mes sakom strateginis planas, tai mes turime omeny žemės ūkio strateginį planą, ar ne, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginis planas 2023-2027 metams. Tai yra dokumentas, iš kurio didelė dalis priemonių, kurios dabar buvo pristatytos, ar ne, ir perėjo į Nexą, būtent iš tenai. O Nexas tuo tarpu, Nexas, mes taip vadinam, trumpinam, tai tiesiog tose bendrose diskusijose dalyvaujant, tai tikrai tas turėtų būti aišku, apie kokius dokumentus kalbam. Ir dar aš norėjau atkreipti tiesiog dėmesį, Judita irgi paminėjo, kad dekarbonizacijos darbo grupės, ar ne, mes turėjom tikrai intensyvų procesą pernai metais, daug susitikimų ir šiemet buvo vienas, kur buvo aptartos priemonės. Tai aš tikrai labai kvieščiau ir galbūt, kadangi matau daug pavardžių, žodžiu, nematytų, galbūt pirmą kartą irgi dalyvauti tokio tipo diskusijose, kalbant apie būtent šitas priemonės, tai tikrai labai kvieščiau pasižiūrėti tuos susitikimus, jie visi yra detaliai, žodžiu, aprašyti, ten nepaklysite, kokia tematika jie yra ir aš po savo pasisakymo galėsiu mesti tiesiog į chatą nuorodą, kur tos susitikimus susirasti. Ten taip pat kalbama ir apie priemonių tą bendrą paketą, ką Judita irgi minėjo. Ir tai aš gal į tas priemonės, kur buvo pereitai klausimus keliamas, ar ne, gal nekomentuosiu, aš tik tai sureagavau iš karto dėl neriminės, nes man atrodo, ten yra labai svarbu, kad mes tiesiog nesusipainiotume. Bet visa kita, tai aš manau, kad kai kurie tie klausimai iš tikrųjų yra atviri ir tos diskusijos, jos bus vystomos, kai mes tas priemonės toliau vystysime, ar ne, nes Nexas čia Judita gal tik tai ir paantrins, kad iš esmės yra toksai krypčių nustatymas, bet priemonės jau detalizuojamos bus vėliau. Tai jeigu jūs, aišku, projekto metu matyt, galbūt prieisite prie tam tikrų siūlymų dėl tų klausimų, tai mes žinoma juos priimsim. Tai čia vienas momentas, o
Tai čia kas dėl Nexo susiję, nežinau, aš tada jau norėčiau perėti prie anglies to sertifikavimo reglamentavimo, kadangi nuo jo buvo pradėta pristatymė, tai nebent Judita dar norėtų kažką pasakyti dėl Nexo, kadangi kamera įsijungus. Ne, turbūt, kad būtent tai yra priemonių paketas, didelių priemonių, kur mes matom, kad šitomis kryptimis, šitais blokais mes keliausime. Čia mes vėlgi tas priemonės sudarinėjome, žiūrėdami į tai, iš kur pas mus ateina emisijos. Kaip mes turime kitus strateginius dokumentus, kaip strateginio plano priemonės ateidinė ir taip toliau. Tos priemonės buvo įvertintos, pasižiūrėta, ar jų užtenka, o toliau jau kiekviena ministerija savo sektorius detalizuojasi ir žiūri, kaip tos priemonės jau realiai kvietimus skelbti, detalizuoti juos ir kad mes galėtumėm tiesiog jau daeiti iki toho žmogaus, kuris ateis su prašymu, kad galėčiau jau įgyvendinti tą priemonę. Tai šiuo atveju daugelis tų žingsnių, kurie bus dar atliekami toliau, jau nusistačius, kur mes judėsime iki 2030 metų, per kokias priemonės ir ar jų pakanka, jeigu mes tuos rodiklius, nes vėlgi buvo toks rodiklių nebuvimas, laiko nebuvimas, tai Nexte yra ir rodikliai, ir laikotarpis, nuo kada bus pradėta įgyvendinti priemonė, iki kada jinai vyks, kiek sutaupymų bus ir koks rodiklis bus pasiektas. Tai prie kiekvienos priemonės ta informacija jinai yra visiems viešai prieinama ir būtent viešųjų konsultacijų metu visa ta informacija buvo pateikta. Tai, Gintarai, aš dar galėčiau pakomentuoti dėl sertifikavimo, ar ne, reglamento, kadangi aplinkos ministerijos kolegos, kurie kuruoja visą tą, dėrybų procesą iš mūsų pusės, jų šiandien tiesiog nėra, prisijungė negali, tai aš gal trumpai sureaguosiu, kadangi mes irgi aktyviai dalyvaujam tose dėrybų procese dėl reglamento. Tai kalbant apie projektą, tai žinoma, mes tikrai visada esame atviri ir laukiam pasiūlymų, komentarų, ar ne, kaip tą poziciją Lietuvos formuoti. Tai tikrai, jeigu tik tai jų būtų, tai žinoma, galime juos priimti, bet pati dėrybų eiga jau jinai galėtinai toli pažengus yra. Tai tarybos darbo grupėje jau iš esmės artėjama prie pabaigos dėrybų. Ir tikimasi preliminariai, kad sutarimas jau tarp šalių narių bus pasiektas dar iki metų pabaigos. Žinoma, tada, aišku, dėrybos nesibaigs, jos tęsis toliau jau kartu su Europos parlamentu, bet Europos parlamentas, jeigu aš neklystu, aplinkos komitetas vakar jau nubalsavo, ar ne, buvo komentaruose Algio, ar ne, pastebėjimas iš jau parlamento, ar ne, komiteto pozicijos. Tai čia šitas gal momentas, o kitas dabar iš pačio projekto tų apimčių ar neuždavinių, kas buvo surašyta, tai man atrodo, ten tikrai yra įvardinti svarbus dalykai, kur mes irgi dar turime klausimų, ar nėra viskas atsakyta, nes mes taip sąmoningai nuo pat pradžių kažkaip tai rinkomės tą kelią, kad pirmiausia pažiūrėkim, kaip čia susidėlios viskas reglamento dėrybose, kokį mes tą, reglamentą turėsim ir ką mums reikės įgyvendinti, negu bandyti pulti kažkokią savo sistemą kurti, kurios matyti nepabaigtume iki dėrybų pabaigos ir paskui, vėl reikėtų ją pritaikyti jau prie reglamento, tai čia toks tyčia buvo kelias pasirinktas. Tada dėl to, kad mes, tarkim, nieko nenorim daryti, turėti savo sistemos ir panašiai, tai aš gal nenorėčiau taip visiškai sutikti. Tikrai buvo tai pasakyta pačioje pradžioje, dar turbūt prieš gaunant mums reglamento pasiūlymą, tiesą sakant, kai mes tik pradėjom apie šitą klausimą kalbėti. Dėl to, kad tai vis tiek yra investicijos ir resursai, ir mes esame maža šalis, ar ne, ir tos šalis, kurios jau turi šiandien savo nacionalinės sistemas, tai jos yra gerokai didesnės. Prancūzija turbūt yra geriausias pavyzdys, bet visi puikiai žinom, kad ten visiškai kitokia ta rinka yra. Ką mes galbūt nacionaliniu lygiu tikrai norėtume turėti ir kas būtų aktualu, ypatingai turint omeny, kad panašu jau tai yra registras nacionalinis. Nes nacionalinis registras, jisai tikrai svarbu vaidmenį galėtų atlikti iš mūsų taip Žemės ūkio ministerijos pusės, ar nežiūrint tokią kaip apsaugą ūkininkams irgi suteikti, ar ne, kad jie dalyvauja tose įvairiose schemose, kad, nenukentėtų, jeigu kažkas tai kažkur nepavyktų, ar ne, ir kažkas nutiktų ne taip, kaip buvo planuota ir panašiai. Tai to nacionalinio registro mes tikrai, idėją palaikom, bet vėlgi laukiam, kol dėrybos pasibaigs dėl reglamento.
dėl to, kad tenai dabar taip linkstama prie to, kad būtų europinis registras, tik tai jisai numatytas ganėtinai vėlai. Man atrodo, jau aš neklystu, dabartinis siūlymas yra, kad po 4 metų nuo reglamento įsigaliojimo, ar ne? Tai vis tiek matyti tą darbą kažkaip reikės užpildyti. Va, ir dar ką aš galvojau dėl skaičiuoklės, ar neliktais turėjau dar kaip pakomentuoti, bet taip pat dėl tos tokios apskaitos ar neduomenų Lietuvos sekimo, tai šiaip vyriausybės kanceliarija yra įgyvendina tam tikrą projektą su to susijusi ir aš matau, kad yra prisijungę žmogus ir iš ten, tai galbūt irgi pakels ranką ir pakomentuos šiek tiek detaliau, kas ten vyksta tame projekte. Tiesiog norisi, kad nesidubliuotų, ar ne, dalykai daromi, tai tokio vis tiek komunikacijos reikėtų. O dėl nacionalinės skaičiuoklės, tai aš jau komentaruose paminėjau, kad taip yra tas uždavinys numatytas klimato kaitos darbotvarkėje ir mes įtraukėme ir Nexą, kad tai yra skirta būtent skaičiuoklės tam sukūrimui. Ir aš taip pat parašiau, kad skaičiuoklė planuojama būtų savanoriška. Tai iš tikrųjų vizija yra tokia, kad mes tikrai negalvojam apie tai, kad nuo pat pradžių jinai būtų privaloma. Dėl jos privalomumo kažkokio, tai matyt, tai atsirems nuo to, kokia bus vyriausybės politika dėl to teršėjas moka, ar ne, tarkim, aspekto. Kas galbūt geriau susipažinę, žino, kad Naujoji Zelandija ganėtinai toli pažengus šitoj srityje yra, tai jie turi tą tokią nacionalinę skaičiuoklę, bet ir teršėjas moka principą žemės ūkyje irgi bus turbūt pirmieji, kurie apmokestins. Tai aš nenoriu čia kažkaip detaliau plėsti šitos diskusijos, nes jinai tikrai yra labai jautri, tai galbūt kada nors ateityje detaliau apie tai pakalbėsim. Tai man atrodo, aš jau labai išsiplėčiau, labai daug pasakiau, jeigu matau rankų daug prikilę, tai matyt bus daugiau komentarų. Ačiū labai, komentarai tikrai labai vietoje, labai reikalingi ir tai toliau Medingis, prašau, Zigmai. Ačiū, Gintarai. Ačiū Kristinai ir Juditai už jau pateiktus tam tikrus komentarus. Aš nebesikartosiu tas, kas buvo pasakyta, bet pirmiausia noriu padėkoti ir Kęstučiui, kai jis išnagrinėjo atidžiai klimato kaitos darbotvarkės nuostatas, kurios jau savotiškai paseno, žvelgiant iš šios dienos jau, nors tik tais praėjo keletas metų, ir matom, kaip viskas sparčiai kinta. Smagu, kad buvo iškelti klausimai, aš ten netgi pasižymėjau 5 klausimus, o po to užduosiu klausimą Kęstučiui. Vienas iš klausimų buvo paminėta, kad ar yra jau vertinamos ekstensyviai ganomos pievos arba ganyklos. Kadangi tai yra priemonė, kurios dar aiškių kriterijų nebuvo, iki šiol mes neįskaičiuodom, kiek pamenu, čia pasakys gal kolegos, kurie susiję su NUSEFO sektoriaus absorpcijų skaičiavimais, bet kiek suprantu, mes to dar tiksliai neapskaitome. Ir mums reikalingi kriterijai, kurie leistų identifikuoti jau tas ekstensyviai ganomas pievas nustatyti ūkio lygyje. Ir ko gero galėtų pasitarnauti jūsų vykdomas projektas. Kitas klausimas buvo susijęs su skaičiuoklės panaudojimu. Arba kodėl tas gaunamas teigiamas poveikis pačios skaičiuoklės įvedimo. Kai mes modeliavome poveikį, tai mintis buvo tokia, kad ūkis pradėjęs stebėti emisijas ir absorpciją savo ūkyje, jis jau labiau suvokia savo veiksmų pasekmes. Ir tai skatina savo ruoštų imtis tvaresnių veiksmų. Ir tai pagal tam tikrą tikimybių teoriją buvo nustatomas tam tikras poveikis. Kalbant dabar apie berimę technologiją. Labai teisingai pastebėjo Kęstutis, kad kažkas negerai su neriminė, šiaip tai turėtų būti berimė arba neriamoji technologija, ir kad labai sparčiai išsiplėtė plotai. Taip, jūs teisus, Kęstuti. Šiuo metu dar Lietuvoje vyksta diskusijos su žemės ūkio organizacijomis, vis tik kas galėtų būti traktuotina tomis berinėmis technologijomis. Ir čia šiuo atveju mes turime tris kaip ir būdus, nenaudojant plūgo. Tai yra, gali būti skutikas arba mini dirbimas, kitaip tariant, paskui juostinė sėja ir tiesioginė sėja. Kiekviena iš tų technologijų turi savo, ko gero, emisijų efektą arba absorpcijų efektą. Tai mūsų noras yra išskirti tas 3 technologijas ir atitinkamai jas įvertinti. Anksčiau netgi mes buvome išskyrę jau deklaruojant pasėlius, suteikiant ūkininkams galimybę nurodyti, kokią technologiją tiksliai taiko. Kada mes sudėjom visas tas 3 neriamasias technologijas, kitaip tariant, nenaudojant plūgo, ir kad pasakėme, kad bus mokamos papildomos priemokos, masiškai ėmė plėstis mini dirbimo plotai, kurie nėra
tiesą sakant, ta tikroji berimė technologija. Ir kai mes ją išskirsime, ko gero tas tikrasis berimės technologijos plotas nebebus toks jau didelis, kaip šiandien atrodo, kad 1 200 000, daugiau negu 200 000 hektarų, o pagal mūsų nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą, atsižvelgiant tuo metu, kai mes įkūrėme, numatyta, kad 30 metais tikroji berimė technologija apims apie 650 000 hektarų. Ir 22 metais buvo deklaruota tik viso labo 47 000 tokių plotų, kurie atitiktų pagal NETSPA. Tai va čia, kai kalbam dabar apie netgi žvelgiant iš klimato kaitos darbotvarkės tikslų, tai yra savotiškai kuklūs ten tikslai nurodyti, lyginant su tuo, ką mes numatome nacionalinė klimato kaitos veiksmų plane. Tai yra dar kur plėstis tikrai beriminiai technologijai. Manau, kad nereikės arti miškų ir pievų. Arba naudoti miškų ir pievų tam tikslui pasiekti. Dar buvo klausimas susijęs su ŠESD apskaitos sistemos ūkio lygmenyje sąsajomis su nacionalinė apskaita. Čia, Kęstuti, ko gero, viskas priklausys nuo to, kaip masiškai mes sugebėsime suinteresuoti ūkininkus įsitraukti į tą ūkio lygmens apskaitos sistemą. Ir koks bus padengiamumas viso ploto, tada, jeigu būtų 100% padengiamumo ploto, ko gero mūsų kolegos iš miškų tarnybos ir aplinkos apsaugos agentūros galėtų su malonumu pasiimti tos duomenys ir naudoti tiesiogiai jau nacionalinio lygmens apskaitai. Aš taip spėju, mano toks požiūris yra. Bet tol, kol mes neturime, arba turėsime mažą imtį, tai bus tik tais, kaip ir ką minėjo Kristina, daugiau apsauginis mechanizmas, kad nebūtų nubausti tie ūkiai, kurie jau yra dabar tvarūs. Nes mes skaičiuosim greičiausiai, jeigu išeisim iš tų ribų, kurios mums yra suteiktos kvotos ir gali tekti, apturėti sankcijas, tai bent jau, kad tie ūkiai būtų neliesti. Toks būtų pirminis tikslas. Dar vienas klausimas buvo susijęs su... Gal klausimai baigėsi. Dabar norėčiau klausimų užduoti Kęstučiui. Kęstutis minėjo, kad vykdomas projektas turėtų prisidėti prie nacionalinės apskaitos sistemos ir ūkio lygmenyje kūriamos sistemos, apskaitos sistemos. Ar teisingai supratau, kad jūsų projekto galutinis rezultatas galėtų būti, bent jau pagal turimus duomenis, suformuoti ūkio lygmenyje ŠESDO emisijų ir absorpcijų apskaitos sistemą? Kodėl klausiu? Nes mes dar praeitais metais gavome tam tikrą, jau skaičiuoklės modelį iš Žemės ūkio akademijos, kur buvo ministerija inicijavusi mokslinį tyrimą, kad būtų sudaryta tokia skaičiuoklė, tačiau ji, aišku, nėra tobula. Ten įtraukiamos tik tais yra emisijos, o mums reikalinga vis tik, kad būtų ir technologijos, kurios mažina emisijas ir didina absorpcijas. Tai, Kęstuti, norėčiau iškviesti paties atsakymą, ar jūsų projektas planuoja sukurti apskaitos sistemą ūkio lygmenyje? Dėkui už klausimą. Visų pirma, dar irgi trumpai padėkosiu kitiem už pastabas išsakytus komentarus. Tai mes, kaip sakant, irgi diskutavom su miškų tarnyba, kaip turėtume vertinti šitą, kaip sakant, mano pranešimą, tai stengiausi šiaip parodyti, kur, kaip sakant, yra panašumų su mūsų projektu, kur esminiai klausimai ir mūsų projektai svarstomi ir nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane. Nesistengiau, kaip sakant, galbūt pastebėjau kažkokius, kas man užkliuvo už akių, neaiškumus, bet ačiū už pastabas, kad reikėtų jį pasigilinti galbūt labiau, gal kažkur pasikonsultuoti ir su miškų tarnyba, tai tas bus tikrai daroma, kad suprast tą bendrinę situaciją, bet aš to ir norėjau, kad paaiškintumėm ir padiskutuotume kartu, kaip sakant, ieškoti vienos ar kitos informacijos ir kad visi būtume toj pačioj vėžiai. Grįžtant prie klausimo, tai projektas ir siekia sukurti būtent minėtą sistemą, tai nesiorientuojant tik į emisijas, bet ir absorpcijas. Bet čia ir vėl kyla klausimas, nes lygiagrečiai ateina ir tas pats sertifikavimo reglamentas, kuris orientuojasi tik į absorpcijas ir į dirvožemio emisijas. Tai čia gausis toks, kad skaičiuoklė gebėdama ar sistema gebėdama įvertinti ūkio lygyje tam tikrus duomenis, tai juos
turėtume tada vėliau atfiltruoti ir vienus duomenis atiduoti į absorpcijų registrą, kitus duomenis, kas liečia grinai su ūkio veiklos emisijomis, atiduoti, tarkime, į nacionalinę apskaitą, kur vėliau iš to paties absorbentų registro vėlgi nacionalinė apskaita galėtų tam tikrus duomenis paimti. Tai siekis yra kurti sistemą visapusiškai, tai yra tiek emisijos, tiek absorpcijos, kad, kaip sakant, būtų paliesti visi komponentai, nes kaip ir minėjot, tiek tų skaičiuoklių dabar irgi yra kuriama ar tai sukurta, bet jos orientuotos tik į emisijas ir būtent į žemės ūkio veiklos emisijas, tai nepaliečiant absorpcijos ir nepaliečiant tų pačių miškų ir kitų žemių. Tai mūsų tikslas yra plačiau, kaip sakant, nepaliekant, neapsiribojant tik žemės ūkį, bet ir traukiant miškus ir kitas žemės. Jeigu galima, aš truputį Kęstutį papildysiu. Mūsų miškų tarnybos, kaip pasakyti, kai projektas buvo kūriamas, pastangomis mes labai dėjome akcentus į tai, kad mums padėtų su nacionalinė apskaita, nes tas pats, kas galioja atskiram ūkiui, galioja ir nacionalinė, ir mums tie normatyvai pagerintų žemės dirbimo būdų, apie kuriuos tikrai nemažai šiandien šnekėjom, yra nepaprastai aktualūs. Mes turime turėti nacionalinius normatyvus ir metodiškai gerai juos pasiekti. Tai aš kaip suprantu, projekto tiksluose tas yra ir tas bus siekiama. Tai gal galiu perduoti kitam žodį, tada kas Mindaugas pas mus laukia, nebent Kęstutis dar čia kažką pabaigt norėjo, ar ranka nenuleista? Ne, viskas gerai, ačiū. Tvarkoj, prašau, Mindaugai. Tai dabar dėl to absorbentų registro, kuris yra planuojamas Europos Sąjungoje, iš tikrųjų, lygtais judama link ta linkme, kaip sakė, kad žodžiu, Europos Sąjunga perims į savo rankas visą registrą. Bet čia mes kalbam ne apie apskaitą, bet apie, žodžiu, kreditų registrą. Ir iš esmės, aišku, tenai yra įdomių dalykų, sakysim, yra ir teigiamų, yra ir neigiamų dalykų visam šitam dalyke. Dabar, kas liečia, sakykim, galim, sakysim, kaip mūsų pavyzdį, mes pasodinom, sakysim, per praėjusius 4 metus apie 1000 hektarų želdinių ir iš principo jau planuojam išleisti, sakysim, tam tikrus kreditus, tai, sakysim, per 10 metų apie 200 000 tonų bus sukaupta CO2 ir jau, tikime, sakysim, kitais metais pirmuosius 9000 kreditų, sakysim, galėsim išleisti. Čia problema yra kita, sakysim, taip, mes, sakykim, jeigu prasisertifikuojam, ten taip toliau, viskas tvarkoj, Lietuvoje rinkos nėra. Iš esmės netokio kiekio mes, sakysim, nelabai galėsim kam parduoti. Tai faktiškai, reikia žiūrėti, sakysim, kur tą dalyką realizuoti. Tai, sakysim, tas europinis registras ir lygtais turėtų būti tai, kad kartu atsirastų ir pirkėjai, sakysim, kurie dalyvautų, kurie turėtų tam tikrą patikimumą pirkdami, sakysim, europinius tos anglies sertifikatus. Tai šitoj vietoj kaip, aišku, čia buvo tokia mintis pasakyta, kad galbūt verta dabar daryti nacionalinį registrą. Iš principo klausimas, kas būtų tas registras, nes iš esmės vien tik tais apskaitimas, kiek kas išleido, sakysim, tų kreditų, jisai nieko neduotų, nes klausimas yra, kokios metodikos, sakysim, yra naudojamos, koks yra jų patikimumas ir taip toliau. Tai čia užtat Europa ir eina į tą kryptį, kad viską sucentralizuoti, kad būtų viskas vieninga. Tai tas nacionalinis, toks kaip tarpinis, sakysim, registras, valio, jisai galbūt padėtų, sakysim, kažkiek tai dabartiniame etape, kol atsiras europinis, bet čia reikia galvoti ne tik apie, sakysim, tokį kaip buhalterinį registrą, bet reikia tada galvoti ir apie metodikas, apie viską. Sakysim, nes šitoje vietoje be šitų dalykų, mes buhalteriškai tik turėsim, sakysim, kažkokį apskaitimą ir viską. Tas nieko neduos jokio patikimumo. O dabar dėl tų, sakysim, žemės ūkio, dar kur ta beriminė technologija, kur šiemet labai stipriai, sakysim, išsišoko. Kodėl tai įvyko? Sakysim, tai įvyko todėl, kad strateginiam plane yra numatyta tam tikra paramos priemonė.
šitiem dalykam. Ir klausimas šiandien, jeigu mes kalbam apie strateginį planą, sakysim, tas išmokų dydis vis tik tais turėtų būti galbūt kažkiek tai koreliuoti su ta nauda. Tai yra, pavyzdžiui, anglies absorbcija. Kiek mes numatom, sakysim, kad jie absorbuoja ir atitinkama, sakykim, tos išmokos. Nes dabar, jeigu mes, pavyzdžiui, lygintumėm savanorišką rinką, kas dalyvauja, ne, tai tie, kas dalyvauja tose priemonėse pagal strateginį planą, jie gauna kelis kartus didesnę išmoką negu, sakysim, iš laisvanoriškų kreditų galėtų gauti. Tai čia, sakykim, galbūt čia į ateitį žiūrint, sakysim, pačiai Žemės ūkio ministerijai, vis tik tai, jeigu mes turime priemonės, kurios yra nukreiptos į anglies kaupimo skatinimą, kad tai būtų susijęta vis tik tai su tais rezultatais planuojamais, kokia nauda yra, sakysim, ir kokią finansinę naudą galima gauti iš alternatyvių instrumentų, tokių kaip kreditų rinkos. Tiek. Ačiū Mindaugui. Prašau, Kristina, sureaguosite. Taip, aš tik tai labai trumpai. Tai dėl registro ir metodologijų, tai čia labai Mindaugas teisingai pastebėjo ir iš tikrųjų niekas neplanuotų registro ir jame fiksuoti ten belekokių kreditų iš belekokių schemų, ar ne? Tai vis tiek viskas būtų siejama su metodologijom, kurios bus numatytos pagal reglamentą. Tai aišku, metodologijos bus ne reglamento apimtyje, bet bus tie įgyvendinamieji, ar kaip jie ten vadinasi, tie teisės aktai, jau kur Europos komisija rengia kartu su ekspertų darbo grupe. Dabar artimiausias posėdis čia kažkada netrukus numatytas, bet jisai yra su industriniam emisijom susijęs, tai gal netiek aktualu. Yra taip pat tos darbo grupės puslapyje įrašai ir medžiaga iš liktais vasaros pradžioje buvusio susitikimo, kuris buvo grinai skirtas anglies ūkininkavimui. Tai irgi galbūt būtų įdomu pasižiūrėti tą informaciją. Tai čia vienas momentas, o kitas buvo dėl neriminės, ar ne dar. Tai man atrodo, kad čia yra vieša informacija ir tikrai visi, kas dalyvauja tos diskusijos dėl strateginio plano keitimo, taip pat žino, kad būtent dėl to, kas atsitiko šiemet, ar ne, siūlymas yra diferencijuoti išmokas, palikti tokią, kaip buvo šiemet, tik tai už tiesioginę sėją, kur didžiausią efektą turi būtent tas žemės nejudinimas, kas susijęs su anglies kaupimu ir emisijų mažinimu. Ir tada mažesnė jau išmoka duoti tiems visiems kitiems neriminio dirbimo būdams. Tai manau, kad jau čia matysim tą kitokį efektą, ar ne, kitais metais ir tos skaičius taip pat patikimesnius. Tai čia gal tokie dalykai, ką norėjau paminėti. Ačiū. Dabar prašo žodį Nerijus, kaip suprantu, Mindaugas turbūt nenuleido dar rankos, ar ne? Ir aš gal tik Nerijaus pagarsinsiu čiate tą patarimas projektui į procesą įtraukti platesnį spektrą socialinių partnerių, neapsiriboti privačių ir valstybinių sektoriais. Tai ačiū už tą palinkėjimą, prašau. Jo, gal čia, kaip suprantu, laikas baigėsi, bet trumpai keletą pastabų dėl tos neriminės, ką čia labai diskutuojam. Tai čia reikia atkreipti dėmesį ir patarimas, kuriant anglies kreditų sistemą, standartą, kad nebūtų dvigubo finansavimo, nes dabar, man atrodo, ir Heavy Finance skiria anglies kreditus, realizuoja būtent, duoda lengvatinės paskolas ar kažkaip apskaito anglies kiekis taupyta, bet klausimas, ar tie patys plotai nedalyvauja ekoschemose ir negaunamos vėlgi išmokos. Tai čia yra grinai double financing. Jo, o kitas dalykas tai, kad, žodžiu, čia dabar gaunasi miškų sektorius suplakamas su žemės ūkiu, pagal LULUCF kaip ir afolų, gal ir okei, bet klausimą, metodinė prasme, tai labai skirtingi sektoriai. Čia aš kalbu ir apie durpžemius, nes kaip ir patenka viskas po carbon farmingu, bet metodiškai, tai labai skiriasi tos sistemos. Ir mes čia jau turėjom su AR21 diskusiją, ar čia iš vis įmanoma šitos sektorius apjungti po vienu dideliu stogu. Čia tiesiog retorinis klausimas, nebūtina jį atsakyti. Ir kitas dalykas, vėlgi dėl tų didelių šalių,
Vokietijoje vėlgi veikia, aš apie pelkes konkrečiai kalbu, atskiros žemės turi tas sistemas, o tos atskiros žemės Vokietijos nėra tokios jau didelės kai kurios. Tai įmanoma įdiegti sistemą ir ją turėti veikiančią savarankiškai. Ir mes, kas liečia tą vokiečių metodiką, kopijuojam, įgyvendinam šiandieną offsetą, tai nevadinam kreditų, bet aš manau, kad čia laukti nėra ko, nes įsipareigojimai klimato jie niekur, kaip sakyti, nereikia laukti gal paskutinės dienos, o ypač jeigu registras čia po 4 metų ar kažkada atsiras, tiesiog rasim daug laiko. Aš jau nekalbu apie planetos taršą, kad tos emisijos šiandieną yra didelės, ypač iš gan tų lengvai kabančių vaisių. Ir čia klausimas vienas dėl Nexo, tai yra aiškiai parašyta Nexe, kad identifikuoti ten tuos šlapynių plotus atkūrimui. Tai, kaip suprantu, šitas nėra, nebent šitas spec sąlygų žemėlapis, bet ten jisai dar toksai, nežinau, ar čia būtent jisai skirtas būtent tai Nexo priemonė įgyvendinti. Ir kitas dalykas, dekarbonizacijos pasiūlymuose mes buvom teikę anglies kreditų sistemos kaip priemonę, bet aš nežinau, paskutiniai versijai, man atrodo, jisai buvo tas mūsų siūlymas išmestas. Tai čia gal kas gali pakomentuoti. Taip, tai dabar dėl komentaro. Čia buvo klausimas Nerijaus, kaip turbūt, gal čia ir Kristinai, kaip čia pasižiūrėti dabar į tą tokį daugiakampį klausimą. Jo, ačiū Nerijau. Tai taip, aš dėl to dvigubo finansavimo tai jau sureagavau į komentaruose, tai nebesikartosiu. O dėl... kas dar ten buvo dėl šlapinių ar ne, dėl to paskutinio klausimo, dėl anglies kreditų priemonės, tai iš tikrųjų tokia priemonė yra ir netgi yra 2 priemonės, aš jeigu dabar tiksliai jau neprisiminsiu, bet man atrodo, kad mes esame atskyrę, viena yra žemės ūkio, yra kita miškininkystės srityje. Ir aišku, tos priemonės vėlgi, aš tiesiog pasikartosiu, jos yra labai plačios apimties, ar ne, tai mes po jas galime įvairius dalykus padėti ir mes tam bandėm taip surašyti, kad, žodžiu, tiktų viskam, ko mums gali prisireikti. Tai vat Kęstutis irgi savo tam pristatymę jisai atkreipė dėmesį, jog ten parašyta esant poreikiui reguliacinės priemonės. Tai akivaizdu, kad tų reguliacinių priemonių jų matyti reikės, bet čia galbūt yra ta diskusija irgi apie tai, ko būtent, ar ne, mes dabar kalbam apie registrą, kalbam galbūt apie kažkokius tai kitus dalykus, kad tarkim reglamentui įsigaliojus ar ne vis tiek kažkokie tam tikri dalykai turės būti irgi perkeliami ir konkrečiai aprašomi. Tai net nežinau, čia gal tokie pagrindiniai, ir dėl dar tų šlapinių, ne žemėlapio, taip, ten taip yra parašyta, kad įsivardinti tos prioritetinius plotus, tai aš manau, kad tas tikrai yra aktualu, bet ta priemonė konkrečiai jinai labiau siejama su RRFO, mūsų tos pinigus, kuriuos gausim iš Europos komisijos dėl tų 8000 hektarų atkūrimo, bet vėlgi mes to pratimo kaip irgi, yra žemėlapiai nustatyti, ar ne, tie plotai, kurie galės pretenduoti. Mes taip nesam išsiskyrę atskirai, kad 8000 hektarų šitie konkrečiai ir už jų ribų neišeisim. Tai turbūt visi suprantam, kad tai nėra labai irgi produktyvu. Bet tas klausimas dėl tų konkrečių prioritetinių vietų išsiskyrimo, jisai dar yra vis aktualus, tai mes to nesam užbaigę. Ačiū, prašau, Zigmas nori sureaguoti. Ačiū, Gintarai. Aš truputėlį dar sureaguosiu tą, ką buvo užklausęs Mindaugas. Iškėlęs tokią mintį, kuri gyva ir tarp mūsų, tai dėl berimės technologijos arba kitų žemės dirbimo būdų skirtingo efekto siekimiems tikslams. Taip, Mindaugai, mes norime išgryninti ir atskirti netikrą berimę technologiją nuo tikrųjų. Ir jau strateginėme plane žemės ūkio, kur dabar yra peržiūrimas nuostatos, jau ir rėmimo mechanizmas yra orientuotas į didesnio efekto priemonių taikymo skatinimą. Ir dabar tikrosios berėminės technologijos, tokios kaip tiesioginė arba juostinės sėjos, bus remiamos 3 kartus intensyviau arba bus išmoka 3 kartus didesnė negu tie, kas taiko minitilą arba kitą minimaliai dirba su skutikais, nors nenaudoja plūgo. Ir tokiu atveju jau mes turėsime
tą tokį aiškiau išreikštą paskatą taikyti tvariausias technologijas žemės ūkyje. Ačiū. Ačiū. Taip, tai atrodo, čia po truputį jau atsijungia žmonės. Dabar ar turite dar kas norėtų pasisakyti? Labai įdomios diskusijos, bet ir laikas jau baigėsi. Aš gal dar trumpai iš ministerijos, kur Kristina minėjo apie tą double fundingą, gal galit pasidalinti, jeigu žinote, koks ten reglamentas, kur buvo išaiškinta, tą būtų įdomu pasiskaityti. Taip, tai čia tas pats reglamentas, apie kurį mes visą laiką kalbėjom, tai yra anglies Carbon Certification Regulation. Taip, tik tas išaiškinimas čia aš jau kalbu iš mūsų, žodžiu, dėrybų proceso, ar ne? Tai nežinau, ar ta informacija turbūt gal ir nėra vieša, tiesiog dėrybų metu, ar ne, šalis užduoda tam tikrus klausimus, komisija duoda išaiškinimus. Tai čia aš tiesiog pasidalinau, kad buvo tokia diskusija apie tai. Ačiū. Ačiū. Tai ką, atsisveikinam, viso geriausio.